dirbtinis intelektas gali būti priešas arba draugas. Čia kaip jūs pasirinksit. Tai žiūrėkit, dirbtinis intelektas yra jau čia ir čia yra visi panaudojimo būdai išvardinti. Tai elementariai, aš tą patį ChatGPT turiu, sakykime, susimaitinęs savo visą sveikatos istoriją, sukėliau iš anties, kaip tik šią savaitę dariausi kraujo tyrimus pilnus, pasidariau, kad ten yra mano daktaras, man ten parinko kažkokią vitamino, nes kol aš prieisiu po šeimos daktarę, bus reikalų. Kitas dalykas, jinai turbūt kažką rekomenduos, už ką ten gauna bonusiukų, dovanėlio, seminaro ar dar kažką. Bet tai čia aš šiek tiek šaržuoju, bet realiai jau labai plačiai yra naudojama, sakykime, išanalizuoti tą patį, čia pavyzdys, išanalizuoti gydytojų visą sveikatos istoriją, išanalizuoti tą patį kraujo tyrimą, dar kažką, padaryti kažkokias rekomendacijas, gali užtrukti ten apie keletą valandų, gal net pusdienį gerą ar pilną valandą. Tai čia yra sritis, kur yra sparčiai naudojamas. Ta pačia prasme komercija, ypatingai klientų aptarnavimų srity galite pastebėti, kad turbūt vos ne kiekvieną puslapį, kur nueinat, yra virtuali robotė, ar virtualus robotas. Čia rekomendacija, galite prašyti, leiskit man pakalbėti su žmogumi, tai jeigu neįsprendžia jūsų problemą. Tai čia yra krūvas ryčių, pardavimai, transportas, ten karyba turbūt matot, Esu girdėjęs irgi dabar šviežiai visai, kad netgi mūsų valstybinė mokesčių inspekcija jau irgi turi ChatGPT kažkokią robotą pasikūrę. Finansai, buhalterinės sistemos, nekilnojamas turtas, sportas ir taip toliau. Visur jau yra. Tai nebėra, jau ten susikūriau paveiksliuką, uždaviau klausimą, pagūglinau. Ir ką čia buvo paminėję, dėl to ir pabygdžiau savo prezentaciją. O Valentinas sakė, jeigu aš atinčia tau, tai aš norėjau jums tokį dalyką pasakyti. Bet jeigu jūs gaunate nesąmonės, savo užklausas, tai nėra su dirbtinio intelekto ten ChatGPT ar Perplexity ar DeepSeek ar kokiais ten įrankį panaudojate, nes su tuo yra problema. Problema yra tikėtina su jūsų užklausa ir galim čia tiesiog pasidaryti screenshotą, galite nusifotkinti sekantį kartą, kai kalbėsit, nežinau, su ChatGPT ar kokį įrankį Gemini naudojat. Logika yra tokia. Aš pateikiu užduotį, kas yra privaloma, kad vyktų kažkas. Ir sekantis žingsnis yra, jūs galite papildyti kontekstą. Kaip pavyzdys, aš esu pranešėjas konferencija Parduok be prakaito, ten pardavimai be prakaito. Gerai, galim padaryti labai šitaip paprasčiau. Aš tarkim čia susimažinu savo ekraną. Valia. Tarp kitko, susitikimo pabaigoje mes kaip tik su Ingrida esame aptarę, padarysim praktinę konferenciją rugsėjo 22 dieną, galite pasižymėti. Tai bus praktinė socialinių tinklų ir dirbtinio intelekto konferencija. Tai va, kaip pavyzdys, čia yra visi mano projektai supakuoti. Kiekvienas projektas viduje turi savo specifines kažkokias užklausas, tam tikrus asistentus ir panašiai. Aš esu pranešėjas, tai čia aš duodu kontekstą. Aš esu pranešėjas konferencijoje be prakaito, Parduok be prakaito, Parduok be prakaito. Tai čia aš duodu kontekstą. Tai yra, dar turiu patikslinti, kad tai yra online konferencija, nes gali galvoti, tai yra gyva konferencija, tam kažkur salėje. Duodu kažkaip, tai aš esu pranešėjas, užduodu tą vadinamą personą. Tai tarkim, sukurk man prezentaciją apie dirbtinę automatizaciją, panaudojimo pardavimuose.
Tai yra viena dalis. Tai gerai, ką aš padariau, daviau užduotį sukurti man prezentaciją. Tai aš galiu dar kas yra formato dalis. Aš galiu patikslinti prezentaciją, nežinau, PPT formatu. Kažkas tokio, tai aš patikslinu formatą, kokį aš noriu gauti rezultatą. Čia tonas nėra privaloma, gali būti tonas, tai ten labai profesionali prezentacija, gali būti tonas, kad kupinai juokelių, dar kažką. Ok, tada persona aš esu tas, pateikiu pavyzdį, tai tarkim galiu pridėti kažkokį papildomą pavyzdį, kad man patiko prezentacija, kurią ten padarė, nežinau, Alex Ramozė ten vakare, ar kažkas tokio, ne? Ir duodu, prasme, kontekstą, duodu užduotį. Ir nesismė tame, mes išduosiu, žodžiu, sukurk man prezentaciją apie dirbtinį intelektą automatizaciją. Viskas. Jeigu, prasme, aš užduodu, kad tokia konferencija apie pardavimus, patikslinamosius, ar ne kažkokius dalykus, visada pabaigoje mano toks, sakykime, išmoktas hintas, tokia paslaptis, užduok patikslinamosius klausimus. Visada praktiškai šitą naudoju, jeigu tai nėra informacijos ar nesurinkimas, užduok patikslinamosius klausimus po vieną, kad atliktum geriausiai šią užduotį. Ne? Aš galiu dar, pavyzdžiui, užduoti jiem tą tokią persona, kad būk pats geriausias, numeris 1 pasaulyje, nežinau, marketingistas arba TVB, kas jūsų tam kontekste yra role modelis. Tai jūs galite pasidaryti screenshotą, nežinau, pasižymėti ar nusifotografuoti šitą užklausą ir sekantį, kad kai dirbsite su prezentacijom, pabandykite panaudoti šitą struktūrą ir pabandykite palyginti, kokį rezultatą gaunate. Tai antras dalykas, nenaudosime dirbtinio intelekto, prarasime daugiau nei galime įsivaizduoti. Tai dabar aš, kaip sakiau, ir pagąsdinsiu ir po to nuraminsiu. Tai čia yra sąrašas, čia iš Marots yra iš Forbes, netgi padarytas, sakykime, sąrašas industrijų, kurios labiausiai bus paliestos pačiu dirbtinio intelekto. Tai administratoriai, teisininkai, architektūra, inžinieriai. Žodžiu, kur nereikia tų fizinių rankų, kažko nepadaryti biznis, ten finansai, vadovai, netgi matote, 28% yra, sakykime, šitie ūkininkavimai ir taip toliau. Tai čia yra ta viena dalis, bet kita dalis, ką aš buvau minėjęs, kad žmogus Godat, kaip tai galima ir perskaityti jo pavardę. Aš klausiau jo interviu ir jisai yra kol kas viską išpranašavęs, kas liečia dirbtinio intelekto dalį, nes jisai buvo tuo metu vadovas, kada vyko ten kūrimai patys pirmieji. Tai jo logika yra tokia, kad sako, aš kol kas matau ateinačius 12-15 metų bus pragaras, bet po to įvyks rojus, nenoriu šio labai gąsdinti, bet ką jis turėjo omeny, kad bus prarandami darbai, sako, galite įsivaizduoti, jeigu būtų gatvėse 30%, o ne nedarbas, tai kaip atrodytų tada ekonomika ir iš principo, kad kaip čia buvo tas pats Ilja Lavas, kalbėjęs, čia prieš kokius metus buvo garsiai pradėjęs kalbėti, kad bus įsivaizduokit, kaip gaunam dabar iš biržos ar ne kažkokį paramą, tai bus iš principo tiem bedarbiams, išmokamos kažkokios pajamos, kad jie gerai jaustųsi. Ir sako, didžioji dalis žmonių tada tiesiog sėdės, gaus pinigų, tiek, kad jiems užtektų, bet ne per daug. Ir kokia ta prasme logika, kad jie tada mėgausis, jau tada darbas nebus pagrindinis momentas. Tai dar tokia mintis, jei nesi tarp 0,1 turtingųjų, tai reiškia, kad tu sėdėsi ant tų pajamų. Ir kad gyvas kontaktas bus viena didžiųjų, sakykime, tokių prabangos prekiamis, bet kokia atveju dirbtinis intelektas nepakeis gyvo kontakto.
to žmogiško prisilietimo, bendravimo ir taip toliau. Ir tai gyvas kontaktas yra vienas iš tų, sakykime, įgūdžių, ką jūs turite įgyti anot jo, leisti laiką gamtoje. Kitas dalykas, kelti klausimus valdžiai dėl dirbtinio intelekto reguliacijos, kad to būtų galima išvengti. Ir tada paskutinis momentas, tai įgebėti ir išmokti įvaldyti dirbtinio intelekto įrankius. Tai čia tuo pat metu ir sekantis žinutė yra, ta mano trečioji žinutė, tai dirbtinis intelektas gali būti priešas arba draugas. Čia viskas labai priklauso nuo to, kaip mes pasižiūrėsim. Aš į tą pačią, sakykime, reklamą apie tą dirbtinio intelekto automatizavimo, sakykime, mokymus, mentorystę, aš gaunu įvairių žinučių, ypatingai jaučias kaip pilnatis, čia turbūt jums pažįstamas, kas leidžia tada reklamas. Ir gavau tokią, žodžiu, aš turiu tokią reklamą apie Billą Gatesą, dar kažkas ir vakar, man atrodo, gavau tokią žinutę, Elonas Muskas yra demonas, jūs čia pamatysite ir toliau. Žiūrėkit, logika yra kokia. Mes galim sakyti, tas, kuris kūrė, yra demonas, ten Samas Salmanas, to, sakykime, Google jau yra, žodžiu, perkeltinė prasme, naudojasi tai situacijas, tos visus duomenis panaudos, kaip dabar čia, kaip rašėte, Facebookas naudoja. Žodžiu, kad bus blogėtis, susikraus savo turtus, visi kiti, ten vargs ir taip toliau. Bet ar mes tokį savo pasakymus kažką galim pakeisti? Ne. Tai mūsų yra pasirinkimas. Mes galim sėdėti ir sakyti, o, tu mano priešas. Kitas dalykas, mes galim sakyti, okei, dirbtinis intelektas, kol ten nėra tiek ten super protingas, mano siekis gali būti, kad aš noriu išmokti automatizuoti kažkokius dalykus, įvaldyti įrankius, kad jie man tarnautų, o ne aš po to, sakykime, tarnaučiau tiem žmonėm. Tai kiek įmanoma, ta prasme, mano irgi toks požiūris, tokia rekomendacija, nuoširdį yra, kiek įmanoma šenkosi daryti įtaką, kur aš galiu padaryti įtaką, ten aš ta prasme stengiuosi, aš galiu įgyti įgūdžius, galiu, ar aš galiu tam pakeisti, kur pasaulis ir tas, negaliu. Tai esmė yra tame, kad aš kalbu apie automatizaciją vien dėl to, kad didžioji dalis jūsų sako, turite kažkokius veiklas ir norite kažką parduoti. Galbūt jūs tiesiog esate samdomas darbuotojas, gal tik svarstot apie verslo kūrimą. Tai galima automatizuoti beveik viską daugtaškis. Aš sulaukiu irgi tokių žinučių, kad sako, tai aš čia neturiu verslo, arba ten mano verslas ten mažas, arba ką ten galima automatizuoti, vienas žmogus rašo, sako, mes gamyboje dirbam, o tai ką jūs darote, ta prasme. Tai va, sako, mes, žodžiu, susirinkam klientus, važiuojam į vietą ir ten instaliuojam, įrengiam ten rekuperatorius ir dar kažkur. Man neskambėjo, tai yra gamyba. Elementariai ta pati gamyba turi pardavimo procesą, ta pati gamyba turi kažkokią duomenų bazę ar dar kažką. Tai yra vietų visur, kur turbūt galima automatizuoti. Ir aš čia parinkau tokių pačių, pradėsiu nuo pačių paprasčiausių pavyzdžių, ką galima padaryti. Jeigu kažkam bus labai įdomu, rašykit ar man asmeniškai, ar į virtuozą puslapį, galėsiu, sakykime, pasidalinti daugiau pačios informacijos, kur galbūt irgi galėsite pabandyti patys pasiautomatizuoti tam tikrus procesus, bet kokia yra logika. Mes kaip dirbam su klientais, aš visada dažniausiai, jeigu ateina žmogus, sako, noriu iš to uždirbti, sakau, viskas tvarkoj, tai mes pradedam nuo to, kad kokie žmogus ten turi patirtį, išsiaiškinam ir taip toliau ir ieškam problemos arba srities, kur galima ją išspręsti. Jeigu tai yra kažkoks verslas, tai dažniausiai mes ateinam ir gaunasi, kad mes pradedam nuo vertės grandinės žiūrėti, tai kokie yra tie procesai ir tada ieškam automatizacijos. Tai elementarus pavyzdys, ką galima pasidaryti, kaip Dewis, tai iš mūsų, sakykime, Starfish Academy bendruomenės, iš mano aplinkos, daugas labai naudoja čia darbų planavimas, tiesiog yra labai patogus reikalas. Tai elementariai aš galiu pasidaryti, tokį pasiunčiau į Gmail'ą laišką kažkur, ten, sakykime, iš telefono, text to speech pasidariau kažkokią užduotį ir automatiškai atsiduria man toj laiko planavimo sistemui užduotis.
Tai čia lygiai taip pat galima pajungti tą patį Perplexity ir OpenAI, sakykime, tą patį net ChatGPT, OpenAI iš principo yra, OpenAI yra kaip įmonė ir krūva įrankių, ChatGPT yra vienas iš jų, tai mes galime tiesiog padaryti automatizaciją, kad laiškas būtų automatiškai išsiųstas už jūs. Čia yra viena iš tokių automatizacijų, kad galima užkonfigūruoti tam tikrom temom, tam tikrose, sakykime, puslapiuose yra ieškoma naujienų ir tada automatiškai pasižiūrime, kad kiek kartų ten galbūt buvo atsikartojusi ta pati naujiena, ją išsifiltruoti arba, pavyzdžiui, pasirinkti į skirtingus šaltinius, tada mes galime liaudiškai tariant, repostinti tą turinį, arba automatiškai persidalina pats, sakykime, automatizacija, pati botas tuo turiniu. Čia yra šiek tiek sudėtingesnis procesas, kur realiai yra balso žinutė automatiškai nusiunčiama klientui, žmogui, kuris jums parašė, čia buvo agentūros, toks visas varpau, čia stebi kažkokius naujus įkritusias užklausas, tada nugula į tą CRM, sakykime, klientų visą bazę ir tada automatiškai išanalizuoja, sakykime, pačią užklausą ir sukuria laišką ir įsiunčia laišką, atsakymą, sakykime, klientam ir tada atnaujina toj pačioj, sakykime, CRM, tai sistemai, kur yra visi jūsų kontaktai, užklausos, atnaujina, koks yra statusas, kad yra atsakytas. Ir čia, jeigu vėliau turim, įkėliau tokia sudėtinga logika, bet jisai buvo klausęs, kaip galima automatizuoti turinio kūrimą, tai neslėpsiu, kad aš to nesu dar pats pasidaręs, tačiau esu iki metų galo įsikėlęs savo tokį tikslą ir pagal visą logiką turėčiau šių lapkričio viduryje prie to prieiti, pagal mano prioritetus ir darbus, automatizuoti turinio kūrimą. Kokia čia yra logika? Čia yra to viral turinio kūrimas. Čia yra iš vienos, sakykime, bendruomenės, kur jau rimtos automatizacijos, nes čia kokios yra tokios paprastesnės automatizacijos, paprastesnis įrankis. Jisai praktiškai ten kažkokių techninių žinių nereikalauja. Čia tuo tarpu yra jau sudėtingesnis įrankis, bet matot ir procesai ir atitinkamai rezultatai yra dideli. Dabar, kas liečia, sakykime, dirbtinį intelektą, jūs turi suvokti tokį dalyką, kad aš kasdien matau po vieną arba dvi žinutes, kai žmonės susikūrė panašią dalį su dirbtinio intelekto avatarais, net netikrai žmonėms, socialiniuose tinkluose pardavinėja kažkokią produkciją ir uždirbinėja bent po $10,000. Ką turbūt mažiausias matęs $5,000, $6,000. Tai esmė, kad tie dalykai yra tikri, dėl ko sakau, kad tai nėra kaip paveiksliukų kūrimas ar panašiai. Dabar su viral turinio kūrimu, tai čia kokia yra logika. Čia yra, kad su kažkokiu prompt generatoriu, tai čia gali būti ChatGPT, Perplexity, DeepSeekas ar whatever it be, jisai susikuria, pavyzdžiui, tam tikrus promptus. Ir esmė, kad tas yra promptas, kiekvienas skirtingas. Matau, GPT-4.1 čia buvo. Ir kokia yra logika, tada automatiškai čia susikuria, yra vienas kelias, susikuria paveiksliukas, keliauja Instagramą, tada įima kitą promptą, susikuria video, čia dauguma naudoja Google VO3, tai realiai video turinį susikuria, tada kelia ten į TikTok automatiškai. Ir tada yra YouTube turinys. Ir čia vėlgi yra dar atskirai garso visas kūrimas, skirtingi procesai dėlioti. Ir tai yra tikra, tai nėra, sakykime, kažkas tokio neįtikėtino, taip pat turbūt irgi matot socialiniuose tinkluose, ypatingai daug atsiranda to pačio turinio, kuris yra sugeneruotas su dirbtiniu intelektu.